senos statybos namai, kur grindys tiesiog ant plytų, pakeltas lagės gulekšniai ir po apačia po lentom tiesiog tuščia ertmė ir yra pagrindas gruntas. Ten negalime pūsti tą, ką norime, nes kadangi vata, pavyzdžiui, negali turėti sąlyčio su žeme. Tokiu atveju mes naudojam tam tikras polistirolo granulės, kitas medžiagas, kurios gali liestis su pagrindu. Senos statybos daugiabučiuose, kada yra betoninė perdanga ar monolitinė, taip pat grindys yra pakeltos, ten tarpeliai kokie 8 cm ir 10 cm, lygiai taip pat galime užpūsti. Tai dažniausiai būna, kada pirmas aukštas namo. Vėsios yra grindys nuo rūsio ir tuomet viskas vyksta taip. Apsidangstai baldus, jeigu išsikvieti mus ar ne, tai mes tas grindis medinės sugrėžiojam tam tikrą tvarką ir taip įpučiame vatą. Tada jau galime pūsti vatą. Ant grunto negalima, tik tai ten granulės, o kada būna perdanga, grindys medinės, tas lentas mes sugrėžiojam atitinkamai ir įpučiam. Tai tikrai padeda tau sulaiko tą jau šaltį, jisai nebeateis tau, žinai, iki padų. O vėliau tada ką žmogus susideda plaukiančias grindis, laminatą tą vadinamą. Ir tikrai jis sprendžia, atsiliepimų ne vienas geras sulauktas.